LRT.lt. Tikrų naujienų portalas ir taškas. Mes esam babaužiukai. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Yra. Gal ieškom trečio ir bandom per 3? Palauk, aš dar per 2 turiu peršokti. Opa, yra. Nėra. Man atrodo, prisivarinėjom. Sakau, kad per 3 geriau šokinėt. Kaip ten apačioje situacija? Kiek tu paprastai kojų turi? 2. O kelias naudoji? Kai vaikštau? Taip, Abi? abi. Su viena niekaip, ane? Nulūžo. Aha, Reikia pas čipį keliauti. galim paprašyti, kad ir vietoj kojos tau lazerį įstatytų. Užteks ir vieno man. Padės atsistoti. Bandyk eiti. Kaip man sekasi? Jeigu klausi, kaip sekasi griuvinėti, tai puikiai. Jau geriau taip, negu dirb šviesos efektais koncerte. Ar tikrai? Viskas, gyvensiu nuo šiol čia. Ate, boilerį. Ne. Tavęs aš niekada nepaliksiu. Žinau, atvesk čipį. Jis mane čia vietoj suremontuos. Tai tada paliksiu tave trumpam. Tik paskubėk, ką? Nenoriu galvos perkaist ant saulės. Gerai, varau. Kaip seniai vienas buvau. Sai įdomu. Galiu su savim pasikalbėti. Lazerį, kaip gyveni? Ai, neblogai, tik koja nulūžo. Tai tiek jau žinau. Sakyk, Lazerį, o kokia tavo mėgstamiausia spalva? Geras klausimas. Reikia pagalvoti. Sveikas, Čipi. Lazeriui nutiko nelaimė. Negaliu dabar, turiu problemų. Mes varinėjom ir jam nulūžo koja. Aš sakau, kad turiu problemų. Pala, o kodėl tu nerepuoji, kai kalbi? Visada repuodavai, sakydavai, jau, sėgas brolau, aš robotukus taisau. Kažkaip taip. Nuotaikos nėra. Kas nutiko? Šiandien vakare koncertas, o mano visi grupės nariai susirgo. Kuom susirgo? Nežinau, viduriuoja. Vaje, visi viduriuoja. Taip, aš tik ne. Tu neviduriuoji? Aš ne, bet jie visi viduriuoja. Supratau. Žiūrėk, o jeigu aš tau padėsiu surasti laikinus, neviduriuojančius grupės narius, tu sutaisytum lazerio koją? Turbūt, kad taip. Kokių tau reikia? Man reikia didžėjaus, kad grotų muziką. Reikia šokėjo. Ir reikia šviesų efektų meistro, kad būtų efektingas koncertas. Duok man valandą. Rimtai? Padėsi man? Tai aišku. Nes jeigu būsi liūdnas ar piktas, tai paskui prastai lazerį suremontuosi. Gali tai būti. Gali. Gerai, varau. Crazy. Ką? Kur tu? Aš čia. Tu ne čia, tu ten. Varyk čia, turiu tau pasiūlymą. Ką veiki, Crazy? Bato ieškau. O kaip tu čia jį pametei? Varna buvo pačiupusi, nešėsi, kažkaip ištrukau. Nukritau čia, bet nerandu bato. Gali būti, kad ta varna tavo batuką ir nusinešė. Jos taip daro. Gali būt, labai sunku gauti 3 vienodus. Aš tau pasiūlymą turiu. Pasiūlymas. Šiandien vakare koncertas. Gal nori pavaryti breiką ant scenos? Aš tai mielai, bet be 3 bato niekaip. O jeigu visus nusimtum? Jeigu basa? Ne. Smirda kojos? Ne, nepatogu basai. Supratau. Duok man valandą, aš tau surasi batą. Kokią tau reikia, kairio ar dešinio? Nėra skirtumo. Gerai, būk čia. Medžikai, medžikai. Man reikia tavo paslaugos. Aš nelabai iš tų, kur paslaugas teikia. Paskolink man batą. Ką tokį? Batą. Vieną tik tai. Nu, tu pažiūrėk į mane. Žiūriu. Matai batus? Ai, tiksliai. Tokia basas visada. Nu, ir kaip tu čia taip sugalvojai? Geras klausimas. Kaip čia man susišvietė, kad tu su batais? Aš su skrybelė. Aš pats skrybelė. Pala, tugi kažkoks burtininkas. Ane? Iliuzionistas. Padaryk, kad dabar batas atsirastų. Va taip, iš nieko.
Aš tik pradanginti daiktus moku. Gal dar nesibandęs? Pabandyk. Nu galim. Ką žinau. Ne, medžikai. Drugelis nėra batas. Kaip tu jį apsiausi? Tai žinaugi, sakau, kad ne mano specializacija čia. Dar pabandyk. O, Nu, dar gražiau. gyvas. Jo. Ačiū už pagalbą. Tu pas Trepsį varyk. Jis batus nešioja. Super. Ačiū. Sveikas, Trepsi. O, žiūrovas, labai gerai. Turiu naują programą, reikia, kad įvertintum. Bet aš šiek tiek skubu. Matai, lazeris koją nusilaužė. Ša, žiūrėk. Na, kaip? Fantastika. Trepsi, klausyk, man reikia pasiskolinti tavo vieną batą. Ką? Čia mano šokių batai ir mano vieninteliai. Tai turbūt labai smirda, jeigu vieninteliai. Niekiek nesmirda, aš gi robotukas. Tu irgi robotukas. Aš galvojau, kad tu babaužiukas. Nu, žinai, minkštas iš mėsos. Ne, aš tik taip atrodau. Aš labai modernus robotukas. Girdi? Mano net balsas ne robotinis. Padaryk taip. Eik tu savo. Geras. Tai klausyk, man reikia pasiskolinti tavo vieną batą iki rytaus. O kaip man žinoti, kad atiduosi? Aš tau paliksiu savo juodą diržą, kaip užstatą. Tau brangus batai, man brangus diržas. Gerai, kurio tau reikia? Nėra skirtumo. Nu čia dabar. Kaip tai nėra skirtumo, kurį batą? Nu tada dešinio. Ne, kairio. Arba dešinio. Labas, Cicipep. Labas. Aš ieškau babaužiuko, kuris galėtų pagroti muziką šiandien vakare per Čipio koncertą. Aha. Nes kitaip jis gali lazerį prastai suremontuoti. Nes mes su jo šokinėjom per kamštelius ir jis griuvo ir koją nusilaužė. Ojoj. Tai man dabar reikia didžėjaus. Tu gal esi netyčia? Kas esu? Didžėjus. Nu tą didžėją. O ką jie daro? Jie groja muziką. Su instrumentais kažkokiais? Ne. Jie leidžia per kolonėlės svetimą muziką ir linksi galvą į ritmą. Parodyčiau, bet neturi tokios kaip atskiros galvos. Gal taip kažkaip? Jo, tu esi didžėja. Ne. Ot šuns bamba. Bet man rodos, kad beisas yra tai, ko tau reikia. Teisingai. Kaip aš galėjau jį pamiršti? Nežinai, kur jį galiu rasti. Jei gerai įsiklausysi, tai jį gali rasti eidamas pagal techno muziką. Techno muzika. Taip, techno yra toks muzikos stilius. Ne mano skoniu, bet tau kaip robotui turėtų patikti. Klausyk. Aha, girdžiu. Ačiū, Cicipep. Vienas malonumas. Aš irgi būsiu didžėja. Beisai, beisai, beisai. Ko tu čia triukšmauji? Tavęs to paties galiu paklausti. Aš kaimynus erzinu. O kam? Nežinau, tokia mano prigimtis. Ne piragai. O nebandai pasikeisti? Bandžiau, bet per daug pastangų reikalauja. Supratau. Žiūrėk, aš tau turiu įdomesnį pasiūlymą nei kaimynus erzinti. Sakyk, Gal nori šiandien pagroti Čipio koncerte? Bus žiūrovų? gal noriu, gal nenoriu. Kas man iš to? Ką žinau, šiokia tokia garbė. Garbė sakai? Garbė man patinka. Gerai, būsiu. Liuks. Dabar nebegrok kaimynams iki vakaro. Pataupyk baterijas. Nebijok, seniukai. Pasikrausiu. Jau, Čipi. Radau tau trūkstamus grupės narius. Rimtai? Taip, Neviduriuoja? ne vienas neviduriuoja. Šiuo metu. Super, kas tokie? Crazy. Iššoks breiką. Ir beisas. Jis gros muziką. O kas šviesos efektus darys? Ai, dar ir tokio reikėjo. Taip, koks koncertas be lazerių? Pala, lazerių sakė reikia. Tai būtiniausiai. Taigi lazeris turi lazerį vietoj rankos. O atsiem jį montavai. Teisingai. Bet jis guli ant šaligatvio. Kaip skardinė nuo limonado. Tai einam sutaisysim. Taip, einam. Galvojau, kad teks čia jau ir surūdyt man. Ačiū, Čipi. Čia ne už ačiū, lazerį. O už ką? Pamatysi šiandien vakare. Tiksliau, ne tik pamatysi, bet ir sudalyvausi. Kas čia bus? Tu jam nesakėjai? Ko nesakė? O, brolyti, atleisk man. Žinau, kad nenori to daryti, bet kitaip nebūtume to kojo suremontavę. Ką man reiks daryti?
Niekad nežinai ir pasileis viduriai, niekada nežinai, kada koja nuluš, bet visada padės tau geriausi draugai. Niekad neįžeis, niekada neprimuš, vienu ritmu mūsų širdis plaka, tad padarykim čia gerą bardaką. Mūsų galvos linksi į gerą bitą, patūsinkim gerai, pasitikim rytą. Jeigu gerai pamenu, tai Lazeris yra sakęs, kad niekada nenorėtų būti šviesos efektas koncerte. Jis kažkodėl dažnai tą kartoja. Tai kaip jis ten atsidūrė? Ilga istorija. Namie papasakosiu. Dabar geriau palinksėkime bitą, kol jau nesame. Sveiki, Lietuvos radijo eteryje laida Pasaulio. Daugiau nei 25 000 valandų unikalios produkcijos. Giedrius Masalskis ir Čia Marijus Mikutaitis. Su jūsų pamėgtais vedėjų balsais jau ir tinklalaidžių platformose. Vytaras Radzevičius. Ir aš Rimantė Kulivinskytė. Aš Sita Kelmickaitė su Nenuobodžiais. Prenumeruok ir klausyk tau patogiu laiku. Nors stovyklos šiame kieme yra dvi, raudonųjų ir mėlynųjų, nors jų kovos taktikos skirtingos, tačiau meilė išlieka viena. Ir jai visiškai nerūpi, raudona ji ar mėlyna. Animacinis filmas visai šeimai – Gnomeo ir Džiuljeta. Sekmadienį 19:30 per LRT Kultūrą. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai per LRT. Vasario 15-ąją, ketvirtadienį, 15 valandą iš Lietuvos Respublikos prezidentūros. Nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo iškilmių transliacija per LRT Kultūrą. 21 valandą. Šventinis koncertas Kaune Aš dalis tavęs per LRT televiziją ir LRT radiją. Penktadienį, vasario 16-ąją, 12 valandą, 3 Baltijos valstybių vėliavų pakelimo ceremonija Vilniuje Simono Daukanto aikštėje. Tiesioginė transliacija per LRT televiziją, LRT radiją ir LRT klasiką. 13 valandą, šventų mišių skirtų Lietuvos nepriklausomybės dienai tiesioginė transliacija ir per LRT klasiką. 14:30, vasario 16-osios minėjimo prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje tiesioginė transliacija ir per LRT radiją. 17:45, iškilmingas atkurtos Lietuvos 100-mečio minėjimo koncertas Glorija Lietuvai Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre per LRT televiziją, LRT radiją ir LRT klasiką. 19 valandą, didingas šventinis koncertas Dainuoju Lietuvą. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus katedros aikštės per LRT televiziją ir LRT radiją. 21:30 per LRT televiziją istorinė drama Emilija iš Laisvės alėjos. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį švęskime su LRT. Trys svarbiausios idėjos Lietuvai